Ką, labas rytas. Turim apie 8 valandas ryto. Jau atsikėlę, susitvarkę, nusiprausę. Tomas sakė, nori labai valgyti vėl. Niam. Tai einam žiūrėti, ką pasiūlys pusryčiams. Lietutis, lyja lietutis. Turim stoginę ruoštis ir rengsimės visus džiaugsmus jau antrą dieną. Mama ruošiasi. Guten Tag, sveikinamės iš Vokietijos. Ką tik pravažiavom Vokietijos sieną. Buvom papuolę į didžiulį kamštį. Tai buvo naujų pirmų kartų. Teko pavažiuoti tarpe fūrų, kas nebuvo labai jauku. Bet sutaupėm apie kokį 40 minučių laiko. Nu ką, dublis 2. Apsirengiam, nusirengiam. Vėl lyja, vėl nelyja. Dabar varysim į lietų. Jau išmokate apsirengti greitai? Be komentarų. Na ką, atvažiavome dar vieną gražią vietą. Bandysim parodyti. Ir Tomas susirado daugiau draugų. Bandom susimokėti už parkingą. Per programėlę sunkiai sekėsi tai padaryti. Čia gerai viskas? Motociklą. Išlindo saulė, baigėsi lietus, o mes dar su lietaus aprangom.
galėtume užlipti ir pasigrožėti vaizdu. Po lietučio garuoja. Na va, sustojom papietauti. Šiandien turiu asmeninį virėją, šefą. Paprasta aikštelė, bet pavėsis, nes oras jau sušilo. Valgysim grikius su mėsyte. Na ką, atvažiavom dar į vieną vietą, Pravičką Braną. Tik tiek, kad reikės paėjėti apie 4 kilometrų. Siūliau Tomui kitokią transporto priemonę, bet nesutiko. Sakė, geriau patranzuoti. Mes įsivaizduojam, kad kažkur viršui ten turėtume atsidurti. Nu, pusę kelio turbūt jau įveikėm. Žiauriai karšta. Kažkaip nepagalvojam persirengti. Batus tik persimojam. Paskutinės akimirkos iki viršaus, bet kaip supratom, dar reikės nemažai paplušėti, žiūrint į laiptukų kiekį. Ar einam atgal? Čia turėtų būti kavinė. Sakėm, eisim atsigerti kažkokio gėrimo ar kavos. Ar kažko šalto, sulčių. Tai va, Tomas spėjo, kiek kainuos kava, sakė 10 eurų tokiam aukštė. Kadangi kavos negavom, nes pasibaigusi, tai nusprendėm atsigaivinti. Pigiausia nealkoholinio alaus, kažkur ant kalno, jis tokį 2 eurai. Už Puslitrį. Jo. Ir vat atsigaivinsime po arką, dėl kurios čia ir lipame. Pasirodo, to namelio antrame aukšte radome galeriją. Va, dėl ko tie medžiai sausi. Kelintais metais neparašyta. Atsigaivinom ir keliaujam tolyn į patį viršų, iš kurio turėtų atsiverti visas gražus vaizdas ir arka.
viršui, pasirodo, fotkinamės, grožimės vaizdais. Ir pasirodo, dirba iki 6. Tai atėjo mūsų iš ten išprašyti, nes sakė, užrakins vartus. Tai dabar va, lekiam, skubam vieni iš paskutinių. Pagaliau pasiekėm nakvynės vietą. Kaip visada su planavimu ir laiku. Grįžti iki kažkur atvažiuoti buvo labai prastai. Atvažiavom visiškai sutemus, pavargę, pikti. Ir viens ant kito, ir ant visų kitų. Tai vat prašau papasakoti paskutinius dienos įspūdžius. Nieko, važiavom labai gražiais keliais, viskas buvo labai puiku. Tik biškai nepataikėm su laiku. O čia tai čekiai pasirodo nėra tiesaus kelio. Kažkodėl vedė mums visą laiką. Į kairę dešinę per kalniuką, per kalnelį. Tai va, Kas man labai biškį vėlavom nepatiko. čia grįžti. Tai problema, aišku, tokia, kad sutemo, kaip visą laiką šalta. Tada sustojom prie pat viešbučio, tada, aišku, policija prisistatė dar iš užpakalio. Galvojom, cirkai, kaip sakant, nesibaigė, tai va, ir jie galvojom, bet jie pasirodo draugiškai pasakė, kad lemputė neveikia. Tai va, tai toks tas ir mūsų vakaras. Tai rezime nuvažiuota apie 350 km. Ir nespėjom su šviesa. Nespėjom su šviesa, o žingsniamatis rodo virš 20 000 žingsnių. Tai pasirodo būna ir taip kelionėse su motociklais.